Geležies trūkumo simptomai gali būti labai įvairūs. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių – nuolatinis lėtinis nuovargis bei galvos svaigimas atsistojus. Gali pradėti slinkti plaukai, o ant nagų nykti balti pusmėnuliai. Dažniausiai jie pradeda nykti nuo mažojo piršto. Oda tampa sausesnė, o kai kuriais atvejais pasireiškia skonio iškrypimai. Pavyzdžiui, atsiranda noras valgyti molį ar kreidą, ypač nėštumo metu. Tokie potraukiai rodo gilų geležies deficitą, nes dėl jo sutrinka skonio receptorių veikla. Dažnai manoma, kad tai yra kalcio trūkumo požymis, tačiau iš tikrųjų tai vienas iš ženklų, kad organizmui trūksta geležies. Lygiai ta pati istorija galioja ir žmonėms, kuriems kvepia benzinas. Kiti požymiai – nuolatinis šalčio jausmas rankose ir kojose. Tai gali būti susiję tiek su geležies deficitu, tiek su skydliaukės hormonų disbalansu, kuris irgi glaudžiai susijęs su geležies kiekiu organizme.